Mylimieji, mano vardas Algimantas, sakau jums, nes čia yra tokia gausa dvasinių brolių ir sesių gyvojoje šventovėje. Rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje. Todėl jiems man nereikia prisistatinėti savo vardu. O jums, kurie pirmą kartą žiūrite, jums sakau, kad ruošiu dvasinius mokytojus visai planetai, pradėjęs nuo Lietuvos. Per gyvasias pamaldas sakau lietuviškai pamokomąjį žodį. Angliškai sakau bet kur, namuose, gamtoje, mieste, ten, kur tą akimirką, man atrodo, būsena tiesiog noriu. Vakar aš gavau iš kurantų tokį klausimą. Kaip padėti žmogui, kuris užsiciklina ir net savo psichozės būseną patiria ir praranda, kaip buvo parašyta, praranda save. Anksčiau jautė šviesą, anksčiau buvo gyvybingumas, dabar nieko nebenori. Aišku, tai yra depresinė būsena. Dėl to aš parašiau atsakymą, kad rytoj šventovėje aš pateiksiu tą atsakymą ir dar išplėsiu šitą sampratą tiek, kad apimti jau ne tik tai tą, ką aš perskaičiau, bet ir kitus tam tikrus negalavimus, tiek fizinio pavidalo, tiek protinio, tiek depresijas. Kad jūsgi, kada garbinat kūrėją, arba kada prašote ko nors ir prašymo maldoje, visuomet sakote, kad tu, kūrėjau, šaltinį ir centre, esi geriausias daktaras. Nėra geresnio. Galingiausias, labiausiai mylintis. Reiškia, jūs tikit tuo, ką maldos akimirką išsako jūsų šviesusis asmenybės dieviškasis protas. Per komuniją su kūrėju, kuri vyksta per viršsąmonę. Toje akimirkoje, toje būsenoje jūs esate iš tikrųjų stiprus, galingi, sveiki. Jūs jaučiate energiją viduje. Ir tame klausime taip pat buvo paaiškinimas, kai aš meldžiuosi, tai tas žmogus aprimsta. Bet kada vėl sugrįžta į aplinką, vėl viskas bliukšta. Reiškia, virpesiai veikia žmogų, veikia jo pasąmonę, sąmonę. Jie apramina, kadangi pripildo vidų, pripildo aukštesnio energinio dažnio realiais virpesiais. O kas yra bet koks sutrikimas, tiek proto, tiek fizinio organizmo? Tai yra išbalansavimas tos kūrėjo energijos, kurioje kūrėjo numatyta, kad būtų kiekvienai organizmo ląsteliai natūrali aplinka. Ir toje aplinkoje, kur yra žemi virpesiai, natūralu, kad ta ląstelė jaučia įtampą. O jeigu dar toj įtampoj protas pradeda patirti stresą, dėl kažkokios skriaudos, kuri gali būti ir menama, dėl kažkokių tai kitų
aplinkybių, kur kažką netaip išgirdo, netaip suprato ir iškart viduje kyla susierzinimas. Reaguoja kiekvieno pirštelio gyva ląstelė. Reaguoja. Bet kadangi jinai yra tokia mažytė, kol tas impulsas reagavimo pasiekia smegenis, tas mirtingasis nejaučia tos reakcijos. Nejaučia. Jis pradeda jausti reakciją tada, kai ta ląstelė jau sukelia skausmą. O tai jau buvo ilgas kelias iki šito impulso pojūčio smegenims, kai sutrinka organizmo veikla. Ir tada sako, štai jo kepenys yra sutrikusios, arba inkstai, ar dar kažkas. Tai bet pradžia buvo seniai. Kaip tokiam žmogui padėti, kuris atsiduria tiesiog priklausomybėje. Geria alkoholį, vartoja narkotikus, pats jis savo padėti nepajėgus. Nes jisai gyvena tuo materialiu protu arba, sakykime, asmenybės proto, ta pusė, kuri yra žemuose energinių dažnių virpesiuose. Sveikata yra, kada viešpatauja dvasinis, dieviškasis protas, kur yra aukšti energiniai dažniai. O tas, kuris jau nupuolęs į psichozės, į bet kokią depresiją, į fizinę negalę, jam ir taip yra sunku. O dar jis neįpratęs, nes nebuvo tokių, kurie pratintų jį nuo mažumės, kaip reikia palaikyti gyvąją komuniją su Kūrėju. Tai dabar, kada jau pasireiškimas tokių nepageidautinų reiškinių subujojęs, čia kaip apžėlęs laukas, neišravėtas, tai natūralu, tas žmogus reikalingas pagalbos iš išorės. To, kuris turi įsiviešpatavusi Kūrėją savo viduje, kad jis savo energinio aukštesnio dažnio virpesiais apglėbtų šitą žmogų ir jam suteiktų iš savęs tuos energinius virpesius, kuriuos jis geria iš Kūrėjo, kad pašviesintų nors kiek tas priemaišas žemų energinių virpesių. Nėra kito kelio, nes Kristus visuomet pasakydavo, tave pagydė įtikėjimas. Nueik ir padėkok už tai tėvui. Jis nevartojo vaistų. Dabar įsivaizduokit, jūs, kada atsidurėt sunkiom aplinkybėm, daugelis grėbėsi vis tiek vaistų. Net kai jau kenčia, nebegali iškęsti ir grėbėsi vaistų. Štai reiškia, jis tada viduje pajunta tam tikrą suabejojimą. Jį išsekina ir skausmas, ta negalia. Jam lengviau, gavus tą cheminį apnuodijimą, smegenų apnuodijimą, vaistai apnuodėja smegenis. Ir tada skausmo to nebejunta, tokio aštraus. Ir jis apsiramina. Tada jis gali ir į Kūrėją kreiptis. Per skausmą jis negali kreiptis. Čia yra barjeras, kurį turėjo patirti kiekvienas lakūnas, kada jisai pirmą kartą skrido su viršgarsiniu lėktuvu. Barjeras būna kaip tokia sprogstamoji
banga, kada viršyje tą garso greitį. O jis niekada tokio patyrimo neturėjo, jis nežino. Tai kada bus ta akimirka, kai aš jau viršyju? Yra įtampa tam pilotui. Bet tu nepasieksi viršgarsinio greičio, neperėjęs per tą sprogimą. Lygiai tas pats ir su vaistais. Tu nepereisi tos ribos, kad net ir skausmo akimirkoje nesigriebtum šitų vaistų, o tik kūrėjų pasitikėtum dar daugiau. Ir kuo daugiau tau skauda, tu tuo daugiau dėko kūrėjui už tą skausmą, kurį tu patiri dėl savo nerangumo, dėl savo praeitie klaidingo gyvenimo, dėl klaidingų sprendimų. Juk kūrėjai tai visiškai amžinybė, ta pati akimirka. Jis nori, kad tu iš jo paimtum tau suteiktą pagijimą. Paimtum. Jis tau suteikia tą pagijimą. O pastangos yra tavo. Kūrėjas negali daugiau padaryti, kaip jis tau duoda pagijimą. Paimk už pastangas. O jeigu tu imi vaistus, reiškia, tu to viršgarsinio barjero neperlipi. Ir tu neskrisi viršgarsiniu greičiu. Nors lėktuvas sumanytas būtent tokiam greičiui. Tu dar bijai to nepatirto garsinio sprogimo barjero, peržengimo. Todėl virurantų yra, kurie depresuoja ir serga. Ir kiek aš jau metų sakau, numest tos vaistus. Kas stipresnis? Ar tas materialus vaistas, chemiškai sukurtas vardan pinigų, vardan pelno, kad tau smegenis apnuodytų? Ar tas visagalis kūrėjas? Taip. Intelektualiai pripažįsta. Taip, kūrėjas visagalis. Bet būsenos nėra. Nėra būsenos, kuri būtų tiek pripildyta kūrėjo aukštų energinių dažnių, kad įsiveiktų šitą pirmą kartą garsinį sprogimo barjerą ir skristų jau viršgarsiniu greičiu. Jeigu aš jums pasakysiu savo patyrimą, kada aš dusau, negalėdamas kvėpuoti nei akimirkai normaliai, ir naktim jokios nebuvo pozos, kad aš galėčiau miegoti, kiekvieną sekundę skaičiuodamas ir negali iškvėpti. Įkvėpi, iškvėpti negali. Ir ką daryti? Kaip išlikti? O dar reikia šunį vesti. Reikia vesti. Ir kada dar užpuola kosulio banga, tu susirieti, šuo gatvėje stovi už pavadėlio, o aš susirietęs ir skausmas, ir negali iškvėpti, tu turi tik tai kaip šuo. Ir tai vis tiek skausmas yra. Tau stinga deguonies. Ir aš dėkodavau kūrėjai. Aš tau dėkoju už šitą patyrimą. Aš neimsiu to vaisto. Tu man yra stipriausias daktaras ir be jo nėra kito. Net jeigu aš turiu čia iškeliauti šito pasaulio, ko aš dar nenorėčiau, nes daug labai darbų nepadariau, kokie tavo numatyti. Bet aš pasirenku tą iškeliavimą, bet vaistų neimsiu. Ir pradėjo stiprėti. Tai buvo mano peržengimas va šito viršgarsinio sprogimo barjero. Ir pradėjo kūnas lengvėti. Ir užtruko gal ten kelias dienas, bet jau vis lengvėjant.
Tai aš šitaip paėmiau man kūrėjo teikiamam pagijimą. Aš jums negaliu visko atskleisti dar, bet aš jums pasakysiu tiek. Įtikėjimas tai yra dvasios galia, bet šitas materialus pavidalas, jis numatytas kūrėjo, kad visą laiką būtų judesyje, kaip yra kiekviena ląstelė judesyje, kiekvienas atomas judesyje, kiekvienas elektronas judesyje. Reiškia, jūs turite tą kūną visuomet apkrauti, kad jisai būtų įtampoje. Bet ta įtampa neturi jūsų sekinti, bet jūs turit jaust, kad jūsų kūnas jaučia tam tikrą įtampą, o jums daug lengviau, kai tas kūnas tokios įtampos nejaučia. Jūs galite net ir eiti tokiu žingsniu, kad jaustumėt, štai jau nebegaliu, bet nesustokite. Čia tada jūsų yra fizinis tas viršgarsinis barjeras. Ženkite toliau nesilpninančiu žingsniu. Ar jeigu pratimą darot, darykit dar bent vieną pratimą tai dienai. O rytoj jau didinkit tą pratimą vėl, kad organizmas jaustų apkrovą. Dabar, kada tas žmogus yra depresiniai būsenai, jo yra sutrikusi išvis energinė pusiausvyra, jis negali nieko daryti. Čia aš kalbu apie fizinį, ką jūs galite daryti, dar suvokdami. O tas nebegali žmogus suvokti. Tada reikia pagalba to, kuris suvokia. Reikia tiesiog šalia jo garsiai paėmus už rankos ar apkabinus, priklauso nuo ryšio su tuo žmogumi, kad jis neišsigąstų. Galbūt tai gali būti, jeigu tas žmogus mėgsta muziką, ir raminančią muziką įjungus, melstis garsiai, nes tie virpesiai jam apramins ir tą būseną, bet valys ir pasąmonę, kad joje liktų mažiau baimės, nes depresija kyla baimiai pasiekus tokį milžinišką poveikį, kai smegenys nebesusitvarko. Bet vis tiek, kadangi depresija gydoma labai ilgalaikio proceso pasireiškimu, tai nėra trumpalaikis gydymas. Reiškia, tas žmogus turi dažnai girdėti tą maldą. Kartą ar du išgirdus ir paskui vėl nustojus melstis, poveikio nebus. Jis turi būti kuo daugiau aukštesnių energinių dažnių virpesiuose. Tai, ką mes kalbam, kad mūsų virpesiai turi poveikio, lygiai taip pat ir aplinkos poveikis turi mūsų smegenims milžiniškos įtakos. Reiškia ir tam, ypač depresuotam, bendras žemų virpesių dažnis esantis šitame mūsų krašte, taip pat turi poveikio, kad depresija ilgėja, gilėja. Tada turi būti tas, kuris mėgina suteikti pagalbą, dažniau su tuo žmogumi. Ir net po kurio laiko pradėti jam pačiam pasiūlyti. Kartok mano maldą taip pat balsiai. Kiek tau bus tos galios, kad įprastų savo lūpomis ištarti tą maldą. Jam ar jai sunku tą tekstą iškart sukurti, tą akimirką, maldos akimirką. Tai pagalba
kad kartotų tą maldą, kokią sakai tu, jau turėdamas patyrimą, kaip ta gimsta malda. Bet jam likus vienam ar vienai, jau bus tam tikras patyrimas, kurį prisimint bus lengviau, negu tik tai girdėjus maldą, o savo lūpomis jos net kartojus. Patyrimas stiprins, tegu bent ir keli žodžius prisimins iš tos maldos ir tegu pasako. Svarbu vektorius ir tos pastangos. Štai tas žodis jau ištartas lūpomis padės daugiau negu bet kokie kiti norai. Man negaliu, praradau save, nebegaliu, tai jau šviesos, anksčiau jaučiau, malda buvo, dabar dingo ir panašiai. Žodžiu, vėl tik tai pastangos atlyginamos. Mes negalim pasveikti už kitą. Mes tik galim parodyti kryptį, kaip reikia pasiimti tą pasveikimą, kaip vaduotis iš tos depresijos, iš sutrikimo, iš abejojimo link ryžto ir pasitikėjimo ir kūrėjų ir savimi. Tik kryptį parodyti mes galime. Bet kuo mes patys daugiau būsime toje būsenoje, to aukštesnio dažnio virpesiai sklis iš mūsų, tam pačiam, kuriam reikalinga pagalba. Reiškia, jeigu tu nori padėti, pirmiausia padėk savo. Kad tavyje būtų dar aukštesnio energinio dažnio virpesiai, negu prieš akimirką buvo. Tai bus poveikis stipresnis tam, kuris yra depresyvioje būsenoje. Lygiai tas pats yra ir su tais, kurie neserga depresija, eina gyvuoju keliu, bet yra tokie, kurie užsiciklinę ir jie negali perkopti to savo viršgarsinio barjero sprogimo savyje, kad pakeisti intelektualų išmąstymą apie kūrėją ir tam tikrus pojūčius, kuriuos pajunta, į dvasios proto dieviškai įsiviešpatavimą tauranto viduje. Dėl ko aš ir sakau, kad jūs turite širdimi tą pajausti, kiekvienam sakoma mano žodį. Jis sakomas tik mano lūpomis, kalba kūrėjas. Kristus klausė į savosios misijos pabaigą. Ką apie mane kalba žmonės? Ką sako apie mane? Sako, tu Dievo sūnus? O sako, tu tiki, kad aš esu Dievo sūnus? Dabar aš jums irgi sakau, mažai urantų, labai mažai mano mokymus supranta širdimi. Ir dabar aš klausiu, ar jūs tikit, kad aš esu Rojaus trejybės, aš esu ambasadorius visai planetai? Tik ne, 100%. Bet tą turi atsakyti jūsų būsena širdimi, ne intelektu. Ar jūs tikit, kad aš esu Jėzaus apaštalas visai planetai? Tai yra jūsų tas nuoširdus išpažinimas, kuris tada jūsų viduje stiprina ir tai, kad jūs suprastumėte, ką aš sakau. Širdimi suprasti. Bet yra didžiulis bet. Suprasti vieną, o tą mokymą vykdyti
yra